Sveiki bičiuliai, dar vienas naujas puslapis mūsų veikloj, kurį turbūt pavadinsim pokalbiai ar podcastai su klausytojais. Šitą mintį mums pasiūlė vienas mūsų skaitytojas, Deividas, kuris sako, jau kurį laiką turi minčių daryti kokį tai podcastą. Ir pasiūlė pabendrauti. Tai mes šiandien ir pabandysim pabendrauti su Deividu, kuris irgi domisi Anglijos Premier Lyga daugiausia gal. Ir pakalbėsim su Deividu. Sveikas, Deividai. Labas visiems, tai labai malonu, kad pagaliau radom laiko paplėpėti apie Premier Lygą. Nežinau, kaip Richardai gal, bet man asmeniškai visiškas kosminis buvo šitas turas. Aišku, baigti šiandien vakare, tai turbūt pradėkim nuo pradžių, ar ne? Jo, pradėkim nuo pradžių nuo to, kad ne tik turas kosminis, visas čempionatas kosminis. Atspėt, ką nors labai sudėtinga, mes ten irgi pas save turim spėlionę grupiai, tai matau, Hebra spėja taip iš lempos, padaro spėjimus mėnesio į priekį ir geriausiai atspėja. O tu čia, kai žiūri rungtynės, seki, žiūri sudėtis, viską šauni pro šoną. Tai daug pasako apie čempionatą. Nu ir ką, lentelė iš tikrųjų tokia, sakyčiau, irgi. Lentelė jau pasako apie tai, koks yra sezono startas ir tai, kad vienintelė komanda dar taškų nepraradusi, komanda, kuri pernai vos neišlėkė iš aukščiausio diviziono, Aston Villa, irgi daug pasako. Nu dabar tu kalbėk. Bet aš galvoju, kad kaip tik žinau, kad jeigu pernai Aston Villa sunkiai ridenasi, tai aš galvoju, kad šiemet jau 90% susitikrino, kad kitais metais mes ją tikrai matysim Premier Lygoj, o dėl tavo spėlionės, dėl tavo kolegų grupės spėlionės, irgi sunku kažką atspėti, turbūt, kai Tottenhamas sugeba, kaip pavyzdys, vakar per 9 minutės prasileisti tretiročių. Tottenhamas, jo. Ir atrodytų iš įtikinamos pergalės iškovoti viso labo vieną tašką, labiausiai iškliuvo, tai man atrodo, jog man asmeniškai už to, kad sutapimas ar ne, bet įėjus Garetui Beilui vakar, viskas prasidėjo, visi nemalonumai, juokavom ir darbę su kolegom, kad Garetas Beilas atrodytų irgi pabandyti pažaisti priekį. Jo, pabaiga rungtynių, viskas 3-0, jau dabar galima tik tai dažais, biškai apšilt, prasibėgiot. Tai visiškai užmygęs, iš tikrųjų, mano akimis buvo Tottenhamas vakar antrajame kėlinyje ir nesitikėjau, kai įmušė pirmąjį įvartį Bezhemas, taip, 3-1, atrodytų vis tiek viskas ramu. Nesitikėjau, kad taip viskas pasibaigė fantastiškai ir iš tikrųjų pats Tottenhamas sau duobė visi, kad antras įvartis Sančeso į savus vartus, o tada jau Vandinį viską ten sutvarkė tiesiog nepriekaištingai. Nu, ten tokį smūgį jisai atliktų turbūt vieną iš kokio 100 pataikytų. Taip, visiškai kosminis įvartis. Su pasipriešinimu ten iš tikrųjų ir gynėjas jam trukdė išbėginėjo ir nuotolis buvo didelis ir reikėjo pataikyti į kamuolį iš vienu lėtimu. Nu, ten paprasčiausiai, galima sakyti, fuksas. Kitas dalykas, jeigu taip nuoširdžiai, mano akim, tai ten ta bauda, kur paskyrė, tai irgi buvo lempinė bauda. Ten ta pražanga, kur paskyrė ir kur Veshemas darė, ten paskutiniam tom sekundėm, ten kraštinis gynėjas pakėlė į baudos aikštelę ir paskui po to šokusio kamuolio lančinį įmušė. Tai tas baudinys, ten irgi reiktų pažiūrėti, ten lempinis, ten iš tikrųjų užribis buvo kaip maksimum. Nu, bet futbolas yra futbolas, futbolė tai būna. Taip, futbolas yra futbolas ir aš galvoju, kad Veshemas, mano akim, tikrai žiūrint į antrą kėlinį, visiškai nusipelnė lygių, kad ir kaip neįtikėtinai tai skambėtų, kada komanda šeimininkų pirmavo jau 16 minutę 3-0 ir atrodo, kad galėjai ramiai perrinkęs kanalą žiūrėti kažką kitą. Sužlojo, tai jeigu mes kalbėjom apie Veshemą, kad pirmam kėlinyje visiškai buvo numirę ir jau atrodė, kad ne tik kas numirė, bet sudaužyti ir pribaigti po 16 minučių po Keino greito dublio, tai visiškai viskas atrodė kitaip. Žiūrint antrąjį kėlinį, aplamai dėl įvarčių daug diskusijų būna. Kiek tenka sekti, būtent jūsų grupė, tai labai daug įdomių diskusijų būna, kodėl daug įvarčių mes irgi su draugais kalbėjom apie tai, kad visgi tas dirbtinis garsas yra paleidžiamas tik mums, taip. Ir mano galva, tai įvarčių daug net komandos, greičiausiai aš drįsčiau spėti, neįsivažiuoja, tai yra sezonas, dauguma galbūt vis tiek, jausmas turbūt ne tas, kada tu žaidi prie 50 tūkstančių ir galiu, kada tu žaidi tuščiose tribūnose. Treniruotė, iš tikrųjų tuščioji aikščiai, taip, treniruotė, treneriai girdisi, ką pasakinėja, Solelis karėkoje, treniruotės atmosfera. Antras dalykas, nemažiau svarbus, komandos neturėjo normalaus tarpsezonio. Apie komandas Evertonas, Aston Villa pirmose vietose, ką tu matai? Evertonas absoliučiai yra mano atradimas, jeigu ten, sakykim, 5-10 metų atgal, aš laiką laikiau vidurio komandą, tai yra 10 vieta, 8, maždaug ten sukdavosi, ir ne, netgi pernai, aš dabar nesiminsiu, jeigu nesimenu. Pernai jie ten irgi apie 10 sukosi, man atrodo, 10 vietą, jie taip ir sukdavosi. Tai šiemet man yra turbūt didžiausias malonumas žiūrėti Evertoną ir aš kažkaip ryte, prieš
pražvelgęs, sakykime, tai, kas laukia šeštadienį, buvau įsitikinęs, kad Evertonas nepralaimės. Kad laimės buvo klaustukų, bet kad nepralaimės, tai labai žemiškai tą pasižiūrėjau. Buvo tokio išgaščio po greito stadijo, mane įvarčio, kad Liverpoolis labai tinkamai sureagavo į pralaimėjimą Aston Villai, bet po to viskas mano galva įstojo į savo vietas, atidavė Evertonas pozicijas, kamuolį valdė mažiau, smūgių atliko į vartų plotą mažiau, bet neatrodė baisiai kaip pati pradžia rungtynių. Jeigu kalbėt apie Evertoną, tai iš tikrųjų jie labai rimtai pasistiprino. Iš tikrųjų jie paėmė 2 saugus, tai dabar praktiškai iš 3 vidurio aikštės žaidėjų, pas juos likęs vienas Portugalas Gomešas Andrės starte, sėdė ant savo net Sigurdssonas nelošė starte, atėjo tas ilgakojis Dakorėje, paskui plius, aišku, Alonas labai protingas ir geras atraminis saugas, plius Chamesas Rodrigesas, jis nusileidinėja labai dažnai į aikštės vidurį ir žaidžia playmakerių. Šiaip nominaliai jisai kaip ir dešiniam flangė žaidžia, bet jo užtenka visur, vyrukas su galva, su labai gerų perdavimu, su aikštės matymu, kiek jau asistų atliko vien. Džeimsas Rodrigesas apskritai man buvo nuostaba, aš galvoju, dažniausiai kai ateina kažkas iš Ispanijos, iš kitų lygų labai sunkiai, gerai, bet futbolas Anglijoje yra fiziškesnis ar ne, sakykime, tai yra kietesnis futbolas. Tai aš kažkaip galvojau prieš sezoną, kad toks, dviprasmiškas man buvo įėjimas Evertono pasimti Džeimsą Rodrigesą, buvo jis praeitam sezone ganėtinai prigesintas, vėlgi pasireikšti negaudavo daug, atkreipkim dėmesį, tai, bet tokia forma, ką rodo jis dabar, tai yra aukščiausia klasė. Aš manau, su šitą mintimę prieisim ir prie Londono Chelsea ir tada ją išrutuliosim. Ne, matai, kalba dar apie ką, žinai, supranti, žaidėjas žaidžia taip, kaip jam priklauso ne nuo vieno žaidėjo, priklauso nuo to, kaip komanda įprima ir kokiu pasitikėjimą jis turi pas trenerį. Pas Angelotį jis turi visišką pasitikėjimą, praktiškai kaip Angeločio sūnus turbūt mylimiausias, žaidžia, daro, ką nori aikštė ir automatiškai jis turi rezultatą. Pas Zidaną jisai, nebuvo numylėtinių tarpe, kaip ir Garetas Beilas, kuris, manau, irgi Anglijoje dar parodys, ką jisai mokėjo. Jo, bet mes tada... Grįžo namo, Beilas, tai Mourinho puikiai pažįstam, jam jį tikrai nebereikalas, aš galvoju, kad Tottenhamas dar įsprogs kartu su Beilu. Aston Villą žiūrėjau ir man tai iš tikrųjų toks, dvejopas buvo jausmas, aš nežinau, žiūrėjau tas rungtynės, nuobodžios, mano galva, bent jau pirmas kėlinys tai buvo absoliučiai nuobodžiai. Taktinis futbolas. Jo, bet buvo visiškai betakos, šiaip mane tai labai Lesteris nuvylė. Lesteris, suprask vieną dalyką, pažiūrėk, kiek žaidėjų pas Lesterį nežaidė. Vien tai, kad Vardis nežaidė, labai stipriai atsiliepė atakoje, automatiškai. Vardis atsiliepė, bet tas kitas dalykas, man kuris iškliuvo, kai tu turi tiek nežaidžiančių žaidėjų, ar ne, kada tu nesi tikrai pajėgiausias sudėties. Antrą kėlinį bandė žaisti labai atvirai, niekas ten jiems nesisekė, buvo progų. Turėjo tikrai šansų įmušti Lesterį Aston Villą, jį turėjo daugiau Aston Villą, Roso Barklio bomba įskrido į vartus. Taip, Barklis geras žaidėjas, jis į tolimų smūgių daug pliusų turi. Jeigu tu sekėjai, kaip sakėjai, Evertoną, tai prieš kokius, 4-5 sezonus, Evertone Barklis su Lukaku buvo lyderiai. Ir jis tuo metu ir Anglijos rinktinėje lošė ir buvo vienas svarbesnių žaidėjų, man atrodo, dar Vilnių buvo su Anglijos rinktinė atvažiavęs. O paskui ką, kryžminė raiščiai, trauma rimta, ilgas atsistatymas, perėjimas į komandą, kur konkurencija visai kita. Ir ką, bičiukų, jeigu nebūtų čia atėjęs, tai būtų taip ta karjera ir užlinkus. O turbūt reikia džiaugtis, kad pateko į komandą, kuris reikalingas, kur gauna panašiai kaip Chamesas Evertone dabar, irgi gauna pilną pasitikėjimą ir iš karto jis pradėjo rodyti rezultatą. Ir plius antras varžybos, 2 įvarčiai, kol kas iš 2 ir puikiai, man tai asmeniškai puikiai, man daugiau kyla klausimų, kodėl jis į Londono Chelsea buvo toks pasimetęs. Todėl, kad pasitikėjimo neturėjo iš trenerio pusės, nežinojo, žais ar nežais, išleis, neišleis, daugiau ant keitimo praktiškai starto eidavo, tik tokiu atveju, jeigu kas nors ten iš tų pagrindinių Lampardo žmonių, kuriuos jis laiko pagrindiniais traumuoti būdavo. Bet žinok, su Aston Villa žiūrint vakar, man vis tiek yra viduje dar daugybė surūvyko, net tik 5 vakar pasibaigė, man toks jausmas, kad taip, jie tikrai neiškris, turbūt jau dabar galim sveikinti visus Aston Villos fanus, galim sveikinti kol kas su pirma vieta lenteliai, bet toks man jausmas, kad kažkada sustos, tai aišku, aš to nelinkiu, bet nežinau, man toks jausmas, kad jie vis tiek kažkada sustos, nebus tie 5-tukė, turbūt nebus, bus galbūt 10-tukė, aš jeigu spėčiau, kad Aston Villa tikrai bus 10-tukė, kol kas tai, ką rodo iš žaidimo, kurį jie rodo, tikrai yra verti būti bent 10 vietą. Ne, jie pastiprėjo stipriai, jie ten įsigijo keletą žaidėjų ir vakar tas Traoré dar išėjo, kur visai neblogas, iš tikrųjų ant keitimo išėjo žaidėjas, ir gynyba jų dabar visai neblogai atrodo. Ir vartininkai neblogą iš Arsenalo paėmė, jie labai stipriai rimtai pasistiprino. Aišku, Anglijoje tokių pasistiprinusių yra nemažai, bet 10-tukė jie turėtų būti. 10-tukė gali būti.
Dešimtukį aš jiems nupiešiu, dešimtuką. Jo, bet Anglijoje tokių, kurie gali būti dešimtukai, yra ir daugiau. Manchester United dabar yra 14, o Manchester City 10. Tai... Skiria nuo 5 vietos 2 taškai viso labo, tai vėl per anksti turbūt ir dėliojame šitą vietas. Jo, jeigu mes šnekame apie pasistiprinimus, tai tada kolega mane apšviesti, kad vyksta su Londono Chelsea klubu, nes ten visiškas kosmosas, aš ta prasme, niekada man net kartais nejuokinga atrodo, kai komentatoriai kvepia savo klubus, už kurios palaiko, už kurios ir aš, ir už Chelsea, ir vakar, kai teko kažkada anksčiau keliauti su žmona, labai daug keliaudavom, žiūrėdavom Chelsea rungtynės stadione ir savo pasakiškai vienai per kitaip, vakar patė grįžęs po darbo paklausiu, kodėl mes dar už jos, nes tai ta prasme yra šiemet, tai kai tikrai aš galvoju, buvo tikslai iškelti dideli. Man turbūt didžiausias kol kas nusivylimas iš visų 5 turų, nežinau kaip tau, bet man asmeniškai nei žaidimo grožio, nei žaidimo... Nu, Lampardas stato komandą, labai stipriai atnaujino komandą, visiškai daug dalykų pakeitė. Mes šnekėjom, kad Aston Villa ir Evertonas susistiprino. Lyginant su praeitais metais, mes turbūt galim tą patį sakyti, kad Londono Chelsea irgi labai susistiprino. Matai, Davidai, į Aston Villa tie žaidėjai, kurie yra žaidę Anglijos Premier lygoje, žaidėjai, kurie žino, ko čia kvepia, o čia atėjo visai žmonės iš kito pasaulio. Visai kito mentaliteto, ne tik kitas futbolas, bet ir mentalitetas kitas. Vokiečiai ir taip toliau, Havertzui su Werneriu, ar ne, reikia dar garantuotai, dar reikia laiko ir plus, reikia, čia futbolas tai toks didelis orkestras, kad susigroti neužtenka 2 repeticijų. Tuo labiau, kad gerą muziką sugroti, tai tikrai 2 repeticijų neužtenka. Kartais tai gali atsitikti. Kartais... Pavyzdžiui, aš tau pasakysiu tokį pavyzdį su Tottenhamu. Atrodė, pradžioj startavo tragiškai Tottenhamas, ar ne? Ten Bulgarijai lošė žiauriai prastai, paskui ten irgi, žodžiu, ir Anglijoje startavo, nuo Evertono gavo. O paskui ką? Staiga pradėjo žaisti. Atrodė, jau pradėjo susigroti ir vakar pažiūrėk kokia pabaiga. Tai sakau, čia nėra nieko tokio garantuoto. Čia organizmas, mūsų kiekvieno organizmas iš daug dalių susideda, taip ir futbolo komandos. Bet kuri viena dalis trupučiuką pradeda nefunkcionuoti ir viskas subyra. Ir tu nežinai net, kuri dalis tau pradėjo nefunkcionuoti. Aš galvoju, kad Chelsea, būtent Chelsea komanda, jinai yra ten, kur jinai yra tikrai verta būti dabar. Šiaip netaip išplaukė praeitam sezone ketveriukai, kur jau atrodytų, kad jau ir įsitikrino ketvirtą vietą ir viskas bus tvarkoj, tada kova su United, Manchester United. Visi prisimenant finišavo įspūdingai. Šiemet tikrai daugiau, aš galvoju, visi tikisi iš Franko Lampardo visų pirma, nes išleista krūvos pinigų. Labai bus įdomu man asmeniškai trečiadienį pasižiūrėti, išleisti Kepą į vartus, ar visgi nuspręs, kad jau gana su Kepa. Nes kai Kepa vartuose, taip ir problemų kalnai, mes sakau. Tiesiog absoliučiai nei vienos rungtynės man nebuvo gražios, tai ką jie daro dabar irgi. Pusė pirmo kėlinio sužaista, 2-0, atrodo viskas ramu, viskas gražu. Panašiai kaip Tottenhamas pasileido rungtynės laimėtas irgi, Manchesteris, nežinau, man turbūt iš viso to, ką mačiau savaitgalį, tai buvo top nuobodžiausių rungtynių pirmoje vietoje. Newcastlas visiškai bandė... Visiškai, nykiai lošė Newcastlas. Aš būtent pirmą kėlinį pažiūrėjau ir supratau, kad tokio futbolo aš nežiūrėsiu, nykiai nieko iš vis nepalošė. Ten tas Maksimenas, iš tikrųjų, fainas žaidėjas. Šitą žaidėją tikrai verta, sakyčiau, pasiekti, labai greitas. Žiauriai techniškas, bet praktiškai daugiau ten nebuvo ką žiūrėti, jie ten nieko. Mane tai Newcastlas, taip šiandien tariant, labiau nuvylė, žvaldos kovos rimtesnės. Tai buvo tik klausimas, mes kai tik su kolega po darbų stebėjom pilnai antrą kėlinį, prabėgom pirmą, bet jau antrą pilnai, tai netgi ir Bruno Fernandes nerealizavo 11 metrų baudinės, jau viskas tvarko ramiai, nes tikrai United buvo jausmas pramuš, buvo klausimas, kada, bet jau po to, kai pramušė su fantastišku Fernandeso smūgiu tiesiai į 9, tai atidarė visiems angos ir tiek man sako, puikus mano galvos smūgis tik Rashfordo ir visiškai pelnytas rezultatas. Net sunku ką dekomentuoti, Newcastlas buvo absoliučiai be gyvybės, įsimušė Lukašo į savo vartus antrą minutę, atrodė, kad viskas, mes savo darbą padarėm ir jau po to, kai Maguire išlygino, prasidėjo absoliutus ten stovėjimas, net nežinau, bet futbolo to reginio tai tikrai nepavadinčiau. Iš tikrųjų, tai tokia nenuspėjama komanda. Newcastlas gali kartais sužaisti kelias rungtynės žiauriai prastai ir paskui staiga sprogsta, nežinau, iš kur atsiranda ten pas juos tas sprogimai, tos dujos sprogstomos, o dar kažkas. Manchester City žiūrėjau rungtynės su Arsenalu, aišku, kad iš tikrųjų toks pastebėjimas, kad aš turbūt pirmą kartą mačiau per tiek laiko, kiek Guardiola dirba, kad Manchester City žaistų 1-0 turėdami saugotų rezultatą ir temptų laiką. Tai turbūt pirmą kartą aš mačiau šitą.
Ir iš tikrųjų, ką, jie ten turėjo persvarą, bet jie praktiškai nieko nesukūrė. Beveik nieko nesukūrė. Leno aš neatsimenu, kad ten būtų ką nors traukęs. O to tarpu Manchester City vartininkas Edersonas tose rungtynėse kokius 2-3 super seivus padarė. Išėjimus 1-1 neutralizavo. Žodžiu, City's, nors jie įsigijo iš tikrųjų labai gerą gynėją, tą Portugalą, iš tikrųjų jisai labai pastiprins ir jau jautėsi. Arsenalas irgi daug kažko nesukūrė, bet 2-3 progas turėjo. Šiaip iš tikrųjų Lycas šiemet pagadins nervų ir tam kitam Manchesteriui, kaip vienam jau pagadino garantuotai, ir Chelsea'ui, ir visiems. Tikrai bus kąsnis sprangus garantuotai. Tik tai tiek, kaip jiems seksis žaistis prieš tas žemesnės klasės komandas, kurios čia gynybai ir fiziškai labai loša. Tai ir ar užteks iš tikrųjų benzino. Ačiū tau, Ričardai, kad susiskambinom iki kitų kartų. Ačiū visiems žiūrėjusiems, iki Deividai, iki. Iki, ate.